Sveiki, esu Vytautas Bielys iš UAB X-Kodas, Lietuvos raktininkų asociacijos prezidentas ir šiai dienai kalbėsim apie Livion produktą, kuris skirtas raktų valdymui ir kaip tai veikia. Taigi naujovė rinkoje Suomijos kompanijos Livion raktų valdymo automatas Livion Key 30 ir kaip jisai veikia. Veikia labai paprastai, valdomas iš bet kurios pasaulio vietos, tiek kompiuteriu, tiek išmaniuoju telefonu. Galima valdyti realiu laiku, matyti, kas, kada, kokiu metu pasiėmė raktus. Administratorius paprasčiausiai suteikia vartotojui kodą, priskiria laiką, kada raktas gali būti išduodamas ir kada jisai privalo būti gražinamas. Automato priekyje yra kamera, kuri fiksuoja, kas priėjo prie automato ir kas pasiėmė raktus ir kas gražino raktus. Automato viduje yra ratas, kuriame yra 30 skirtingų stalčių, kuriuose gali būti sudėti raktai. Nebūtinai tai turi būti pavieniai raktai, tai gali būti ryšulėliai raktų. Vartotojas gauna kodą, gali jį gauti e-mailu, SMS-u, jisai žino, kur atvykti, surenka kodą, kuris priskirtas būtent jam. Padaroma yra fotografija. Aparatas dabar analizuoja pagal tą kodą, kuriuos raktus išskirti iš visų skyrių, atidaro ir mes pasiimame raktus. Praneša, kad durelės užsidaro, mes turim pakankamai laiko paimti raktus. Šiuo atveju pas mane rankose yra automobilio raktas. Kodėl automobilio? Todėl, kad labai plačiai yra šis automatas naudojamas automobilių nuomai, tai mėgsta ir automobilių servizai, kada klientas gali palikti savo automobilį jam patogiu laiku ir pasimti automobilį jam patogiu laiku. Taip pat tai yra plačiai taikomas laboratorijose, kur negalima įsinešti jokių plastikinių kortelių, negalima įsinešti mobiliųjų telefonų ir tiesiog yra priskirti tam pastatui ar objektui tam tikri raktai, kurie negali iškeliauti iš teritorijos ir visada jie lieka saugiai čia. Pats automatas yra antivandalinis. Gali dirbti ekstremaliomis oro sąlygomis nuo -40 iki +40 temperatūroje. Jeigu mes jį pradėsime judinti, administratorius automatiškai iš karto gauna pranešimus, kad automatas yra bandomas nukabinti ar judinamas. Taip pat reikia paminėti tokį faktą, kad dingus elektrai jis lieka veikti. Bet dingus elektrai ar dingus internetui, taip administratorius irgi gauna pranešimus, kad dingo elektra ar internetas. Bet kada administratorius turėjo internetą ir ryšys nebuvo dingęs, visi sukurti kodai lieka automato atmintyje ir žmogus, nesvarbu, yra elektra, yra internetas, nėra interneto, prieėjęs visada susirinkę savo kodą gali pasimti jam priskirtus raktus, jais naudotis ir pabaigus naudotis surenka savo priskirtą kodą. Padaroma yra nuotrauka. Šiuo metu analizuojama, į kurį skyrių raktai bus atgal padėti. Atsidaro durelės. Mes tiesiog įkišame raktus. Durelės pranešama, kad užsidaro, jos užsidarė ir raktai saugiai yra saugomi šioje raktų valdymo dėžėje. Noriu paminėti vieną labai svarbų faktą, kad tai gali būti integruojama į išmanias kitas sistemas, pavyzdžiui, su bookingu, su apmokėjimu pavyzdžiui. Jeigu mes turime, tarkim, automobilių nuomos kompaniją, ir atsidarom platformą, įsinuomojam automobilį, apmokam už jį, mums automatiškai yra sugeneruojamas kodas, nuvažiuojam atsiimti savo automobilio, surenkam
kodą, kuris yra priskirtas, pasimam automobilio raktus, žinome, kuris stovi, užsikuriam, išvažiuojam, grįžtam, atiduodam į automatą raktus. Saugiai, patikimai ir sklandžiai.